kiek aš jau dabar visą medžiagą dar peržiūrėjau turėdamas laiko, visi kažkaip galvoja, kad tai yra partija. Kad tai yra partija, kad čia vėl viskas tas pats, čia lygina su šeimų sąjūdžiu, kaip ten buvo apgavo, čia vėl visas gavus, niekom nebetikmi ir panašiai, supranti, kad mes nepretenduojame kažką, tai supranti, kažkokius tai tokius visiškai ne iš Lietuvos, žinai, kad būtume. Mes esam vietiniai, iš tų pačių žmonių tarpo. Bet jeigu turim kažkokį tai matymą biškį kitokį, tai kodėl mes negalim pasidalinti su visais? Mūsų tikslas yra ne kad paimti valdžią, mūsų tikslas yra, kad žmonės atsirinktų savo atstovus į Seimą. Čia nebūtinai, kad tu ar aš būtume Seime, mes net ne to siekiam, kaip kad visi pagrindiniai siekia. Mūsų tikslas yra, kad žmonės suprastų, kad jų rankose viskas yra, kad jie patys, ne taip, kad šiandien balsuoja tenai, žinai, tik tai 50% nesusirenka balsavime ir nori kažką tai padaryti Lietuvai, paskui blogai kai kas padaryta. Tai būkim aktyvesni patys, įtakokim viską, darykim taip, kad į Seimą patektų tie žmonės, kuriuos mes patys norim, kurie mumis atstovautų. Parodykim savo aktyvumą, be aktyvumą nebus nieko. Jeigu ten lauksim tik tai paskutinio momento, kai atves kokią partiją parodyti savo kandidatą. Labą dieną, mėly Karžygio žiūrovai ir klausytojai. Labą dieną, Vaclavai. Labą dieną, Justinai. Labą dieną visiems tiem, kurie šiandieną žiūri ir klausosi mūsų. Šiandien kalbinam Vaclavą, todėl kad mes jau prieš kažkiek tai laiko anonsavom, kad bus steigiamas ir naujas judėjimas. Tai sakykit, Vaclavai, tada pagrindinė mintis, daug žmonių dabar, jūs jau pranešėt tam tikrose kanaluose, kad jau yra įkurtas naujas judėjimas, tai jūs gal ištransliuokit pagrindinę mintis vis dėlto. Kodėl tas judėjimas, jisai toks gimė tokia idėja ir kodėl dabar yra įregistruotas juridinis asmuo? Taip, šiandieną pirmą kartą kreipiuosi į žiūrovus, į Lietuvos gyventojus, jau ne kaip kažkokie sumanytojai turintys idėją, bet kad jau atstovaujame mes, Tautiečių sąjunga Lietuva mes, kuri yra asociacija, tai yra viešas juridinis jau asmuo, kuris yra įregistruotas Lietuvoje, reiškia, registrų centre. Jau nebe taip, kad tik tai susirenka ir kalba sumanytojai, fantazuotojai, jau mes atstovaujam rimtiem tikslams sukurtą organizaciją. O viskas prasidėjo nuo praeitų metų gruodžio mėnesį, kai mes pirmą kartą keli susirinkę bendraminčiai nusprendėm, kad be žmonių aktyvumo, kai žmonės tokie pasyvūs, kai į viską tik tai stebi, o niekas nenori pats kažką tai padaryti, pasisiūlyti, nutarėm vis tik pabandyti, kad pakelti mūsų žmonės, kad jų aktyvumas, kad jie būtų aktyvūs, kad juos domintų viskas. Yra prikurta įvairių tų asociacijų, yra prikurta įvairių draugijų, bet ten pagrinde daugiau žmonės užsiima kažkokiu vienu tai siauru klausimu. Mūsų tikslas yra kitas, kad Lietuvos gyventojas, bet kur, kuris gyvena, ką jis veikia, kuo jis užsiiminėja, kad jis nebūtų pasyvus, kad jis domėtųsi tuo, kas vyksta Lietuvoje, kad jį domintų viskas. Kad nebūtų taip, kad jisai priekaištauja, kad ten kažkas kažką blogai daro, kažkas jį skriaudžia ar panašiai. Kad to nebūtų, turim mes patys būti aktyvūs, turim domėtis, turim diskutuoti, turim reikalauti,
turim atstovėti visur save. Niekas už mus neatstovės ir nieko nepadarys. Niekas mūsų neapgins. Mes tik tai patys galime spręsti tas visos tokias problemas. Ir dėl to buvo toks sumanimas, kad reikia burti žmonės, burti bendraminčius ir steigti asociaciją. Ne partiją, o asociaciją. Ir pasivadinom Lietuva mes, pritarė tie, kurie dalyvavo toj diskusijoje, nes mes jau nuo gruodžio mėnesio ir Facebook'e grupę sukūrę buvo ir turim šiandieną jau virš 1000 sekėjų, kurie domisi ir sako savo mintis, priekaištus. Vyksta normalus gyvenimas, kaip ir kiekvienoj vietoje. O šitai birželio 12 diena, kadangi mes jau buvom oficialiai registruoti, tai irgi nebuvo lengvas kelias. Ir gegužės 11 dieną Radviliškio rajone susirinkome iniciatyvinę grupę į pirmąjį savo susirinkimą tokį platesnį. Ir tenai buvo priimtas nutarimas, kad reikia steigti asociaciją Tautiečių sąjunga Lietuva mes. Buvom priimti visi dokumentai, kas reikalingi tokiai struktūrai steigti. Ir birželio 12 po mėnesio sulaukėm atsakymų, patvirtinimo. Tai nėra lengvas kelias. Visada norisi, kad greičiau būtų, ir pas mus buvo nusivylimų tokių, kad ilgai užtrunka tie visi registravimai. Tačiau visiems yra struktūra, kuri ruošiasi vykdyti savo veiklą, reikalingi ir įstatai, reikalingi ir valdymo organai. Daug yra dalykų, kuriuos ir numato Lietuvos įstatymai, ir juos mes niekur nedingsim. Turim gyventi pagal šiandien veikiančius įstatymus. Ta mes ir darom. Bet tai Vaclovai, dabar išeina taip, kad turim tikrai pakankamai daug Lietuvoje politinių visokių judėjimų, partijų, ir žmonės, jie tikrai gali išsirinkti. Jūs sakot, kad reikia kažkokią tai kitaip tai daryti. Nes bent jau oficialiai teigiama yra taip, kad žmonės gali išsirinkti savo atstovus, kurie paskui juos atstovauja ir rūpinasi jų interesais. Tai kodėl jums kilo pati idėja, kad reikia suburti kažkokį tai naują darinį ir kom jo veikla skirsis nuo to visiems įprastos veiklos? Mes manom ir tokią nuomonę, kad vis tik tai, jeigu mes būsim neaktyvus, į viską žiūrėsim pasyviai, niekada tai, kas vyksta mūsų Lietuvoje, mūsų visų netenkins. Visada mes turėsim kažkokių tai priekaištų. Negali tai būti, kad saujelė žmonių tenai daro tvarką visoje Lietuvoje, o mes tik stebim ir niurzgiam paėmę. Mes norim ne patys eiti kažkur į valdžią, nesiekti kažkokių tai postų ir panašiai. Mes norim, kad žmonės būtų aktyvus, kad žmonės patys iš savo tarpo, savo namo, savo gyvenvietėje, savo mieste ar savo regione žinotų savo geriausius žmonės, kurie geriausiai jų interesus gali ginti. Tai ir to žmonės, jie galėtų siūlyti ir į vietinės tarybas, ir į Seimą siūlyti. Net ne politikoje žmonės dalyvautų tiesiogiai, bet jie įsirinktų tuos, kurie, reiškia, sutinka eiti politiką, bet jie atstovautų tų išrinktųjų žmonių nuomonę ir gintų jų interesus. Kad nebūtinai būdamas partijos nariu ar būdamas kažkur politikoje, reiškia, gali daryti gerus darbus. Paprastas žmogus gyvenantis nuošalioj vietoje, jeigu jis yra aktyvus, jis daug kuo gali prisidėti dėl mūsų visų štai buities, dėl mūsų visų problemų sprendimo, kas vyksta Lietuvoje. Nes kitaip nieko nebus. Kitaip nieko nebus. Tik tai patys
ieškodami žmonių, patys siūlydami, patys reikšdami savo nuomonę, jeigu mes būsim aktyvus, jeigu mums viskas rūpės, mes visai kitaip žiūrėsim ir į tos pačios valdžios veiklą, žiūrėsim į bet kokio tenai ar laiptinės komendanto, ar namo pirmininko, ar tenai poliklinikos ar ligonės darbuotojo darbą. Mes visai kitaip žiūrėsim. Mes žiūrėsim ne taip, kad tik kaip asmeniškai pačiam ten pralysti ir daiti kažkur tai, bet kad mes žiūrėtume kaip į problemą, kuri liečia visus žmonės. Ir kad, kaip aš minėjau pradžioje, kad jeigu ten yra tokių, kurio jungia, pavyzdžiui, tenai yra medžiotojų draugijos, asociacijos kokios, tai tenai jie tik savo reikalus pagrindinę tvarko tokius kaip ūkinius, gal buitinius daugiau. Mes siekiam, kad žmonių aktyvumą kelti. Mūsų pagrindinis uždavinys yra kelti žmonių aktyvumą. Ir esam užsispyrę, kad vis tiek turim pasiekti, kad Lietuvoje ateiti balsuoti, rūpintis rinkimais, diskutuoti rinkėjų klubuose turi daugiau negu 50% gyventojų. Turim tą pasiekti. Yra žmonių, bet kur yra problema? Jie nebetiki savim, nebetiki, kad kažką galima tai pasiekti, padaryti. Tai mūsų tikslas ir yra, kad patikėkim patys savim, patikėkim savo sugebėjimais, patikėkim savo jėgom ir įstikinkim patys save, kad mes kiekvienas esam Lietuvoje svarbus ir reikalingas esam. Ir kad mūsų žodis turi būti išgirstas. Kad yra žmonės, kurie mūsų pasakymo klausosi, kurie reaguoja į mūsų pastabas, išgirsta mūsų pasiūlymus. Kad žmogus pajustų, kad jis yra pilnavertis, o nenustumtas kažkur į paraštes. Negali būti tokių, kad vienas tenai yra aktyvus, o 200 reiškia klausosi ir niekur nekiša nosies. Mūsų tikslas yra pakelti žmonių aktyvumą ir mes tikim to, kad tai galima padaryti. Jeigu tai atsiras tenai, laiptiniai, gatvėje ar gyvenvietėje, po vieną aktyvų žmogų, kuris pradės ieškoti bendraminčių, tikrai kuo toliau, to bus lengviau tiem žmonėm burtis ir bus lengviau spręsti savo problemas kasdieninės. Ir įtakoti tų problemų sprendimų. Partijoje yra kitaip, partijoje atėjo, yra įstatai ir viskas ir tau kaip pasakė, vadas ten taip turi ir daryti. Mes matom, turim gyvų pavyzdžių. Lygiai tas pats, kaip ir dabar šviežiai dar nenuslopo visas tas triukšmas dėl tų čekiukų vadinamų. Tik visos partijos matė, kas vyksta, ką jie daro. Visi žinojo, kad neteisingai elgėsi, kad apskaita turi būti, tačiau jie nieko nesakė. Juk tose partijose yra ir buhalterių, ir vadovų, yra viską. Žino, kaip turi būti apskaitoj kiekviena kapeika. Savo kolektyve, savo namuose, reiškia, apskaita turi būti, o reiškia, kai ateini į savivaldybę ar į Seimą, jokios apskaitos nebereikia, reiškia, svarbu pateiksi čekiuką ar nepateiksi, svarbu pasimti tos pinigus ir viskas to baigėsi. Taip neturi būti. Taip neturi būti. Ir kadangi ten žmonės yra kas? Yra pagal įstatus griežtai, jokios tenai, kaip sakyti, diskusijos nevyks tokiais klausimais, juk ten atsirastų kažkoks vienas, kad pakeltų klausimą, kad neimkime tų pinigų ar atsakykim. Tai taip to nėra, kas jau atsisakė, kurie sąžiningi buvo žmonės, bet tai jų buvo vienetai. O čia pas mus yra, kad norim, kad visų pažiūrų žmonės eitų. Ir tegu ateina ir iš partijų, tegu ateina iš kitų susivienimų, jokios skirtumo asociacijų. Bet jeigu mes turim bendrų klausimų, tai mes tos bendrus klausimus galim visi ir spręsti. Kitais, kuriais nepritarėm, nepritarėm, reiškia, nedalyvausim aktyviai tam sprendime. Bet jeigu pritarėm, tai visi ir sprendžiam, koks skirtumas, kam aš priklausau. Praėjo tie laikai, bent mano įsitikinimu, partijos susikompromitavo ir reikia jom laiko, kol jos gali vėl atsistoti ant kojų, jos turi persitvarkyti. Nes žmonės nusivylę to, kas vyksta.
Todėl valstybei turi aktyvų žmonės būti ne tik partiniai, bet ir tie, kurie nepriklauso jokiam partijom, bet jis turi sugebėjimų, jis turi savo nuomonę, jis moka analizuoti ir kas svarbiausiai, kad jis mąsto, galvoja savo galvą. Nekartoja, kas ką pasako, bet galvoja savo galvą. Tuot mes tokie žmonės norim suburti ir tikimės, kad tai pasiseks mums padaryti. Na, aš dar sakyčiau, kad būtų smagu, kad tie žmonės, kurie turi savo nuomonę, kurie žino, kaip reikia ir ką daryti, kad jų tikslas būtų atstovauti vis dėlto visuomenę, kad jinai geriau gyventų, kad jinai galėtų kurti čia savo ateitį, kad vyrautų teisingumas, kurio per paskutinius ilgus metus nieks čia pas mus nematė. Ir išeina taip, kad mums čia į Seimą vis bando prasibrauti tam tikros grupuotės. Negalim įvardinti, kad nusikalstamos, nes teismas, kuris tai nuspręstų, irgi yra kontroliuojamas tų pačių grupuočių. Bet eilę metų vis valdo tos pačios grupuotės ir mano supratimu irgi, kad žmonės turėtų tikrai išsirinkti savo atstovus, kurie juos ir atstovauja, kurie rūpinasi visų žmonių gerovę, nes jie yra geriausi specialistai ir geriausiai gali atstovauti visus, nes yra protingesni, gudresni arba bent jau nori skirti savo laiką ir savo darbą visiems, o ne tam, kad pasirūpinti savo interesais. Bet Vaclovai, dar klausimas, kas turėtų ateiti į jūsų asociaciją, kokių žmonių jūs laukiat? Justinai, aš darau, kad pratesti paties mintį prieš atsakydamas. Žmonės, matot, kas vyksta? Vyksta dėl to tokie dalykai, kad valstybei niekas nekontroliuoja. Jeigu tauta, patys žmonės nekontroliuoja savo išrinktųjų tų vadinamų, tų, kurie patenka į savivaldą, patenka į Seimą, jeigu tie nekontroliuoja, tai jie paprasčiausiai valdžiai ir įsigimė šitai, kadangi nebuvo kontrolės. O kaip gali kontroliuoti, jeigu žmogus yra neaktyvus, jeigu tauta yra neaktyvi? Ir ta kontrolė pas mus su kiekvienais metais silpo. Ir žmonės paliko tokiai būsenai, kad aš nieko nebegaliu, aš nieko nepakeisiu. Užtat mūsų tikslas yra, kad pradžioj, kad tam žmogui įpūsti kažkaip tai, kad tu esi toks pat kaip ir visi, turi savo nuomonę, turi ką pasakyti bet kokiu klausimu. Ir tu sakyk, tu netylėk. Pradžioj irgi galime keliese prieėję prie mažo akmens, pažiūrėsim, žinai, kad, bet jis mums nepagalėgas, mes jo ir nepajudinsim. Bet jeigu mes įgausim jėgos, įgausim pasitikėjimo savim, tai mes tada ir darbus visai kitus padarysim. O dabar, kas liečia jūsų klausimą, kokie žmonės turi ateiti? Turėtų ateiti tie žmonės, kurie patys žino, yra kompetentingi ir jaučia pareigą, kad jo pastangos yra reikalingos, kad tai, ką jis darys, kad jis darys ne dėl savęs, kad jis darys dėl tų, kurie jį, reiškia, ar deleguos, kur ar išrinks, ar bent jis vadovaus. Žmonės reikalingi iš bet kur. Nesvarbu, ar yra kokioje struktūroje, ar nėra, ar tai yra asmenybė, ar tai yra kokioje asociacijoje, ar partijoje, ar Seime. Jokio skirtumo nėra, bet jeigu žmonės nori susiburti tokią sąjungą, kuri galėtų diskutuoti viešai ir kelti žmonių aktyvumą visoje Lietuvoje, tai tada mes ir nuveiksim, tada mes ir padarysim, mes ir pasieksim tai, ko mes siekiam. O jeigu mes lauksim, kol kažkas kažkur kažką prikalbins, atsives ir panašiai, nieko nebus, turi patys žmonės, o ir pasiklausę mūsų, jeigu išgirdo kažką arba radę
Facebook'e ar ten kituose socialiniuose tinkluose, kur mes, reiškia, diskutuojam, turi patys rašyti, skambinti, siūlytis, kalbinti žmonės į savo pažįstamus kaimynus, siūlyti, kad žinom mes tokį žmogų ir panašiai, tas žmogus nori, gal jis nedrįsta. Mes turim visi ieškoti tokių žmonių, bet turi būti kompetencija, sąžiningumas ir turi būtinai galvoti taip, kad tą, ką aš darau, kad aš darau dėl savo Lietuvos, dėl savo krašto darau, kad niekas už mus nepadarys, niekas nepadarys, tik mes patys galim pasidaryti tai, ko mes norim visi. O taip, kad būtų kažkokie reikalavimai žmogui, jokio nėra. Čia tik tai žmogaus, kad tie žmonės, kurie ir patys gyvi ir kurie gali pažadinti kitose gyvybę. Paskutinis toks klausimas, Vaclovai, kaip dabar žmogus, jeigu jisai ar pats aktyvesnis, ar pažįsta, ar šiaip padiskutuot nori, ar į bendraminčių ratą tokį patekti, kur diskusijos visokiom temom. Nuo ko jam reikėtų pradėti? Kaip jam surast, kur jam kreiptis? Mes, kaip minėjau, Facebook'e turim savo grupę Lietuva mes. Bet kuris įeis į Facebooką, įvedęs Lietuva mes, atras. Jau yra įsikūrę, net ir skyrius įsikūręs atskiras, reiškia, Radviliškis skyrius ir atsirado aktyvūs žmonės, kurie pradėjo burti vietinius, nes mes tokiu principu ir turėsim dirbti, kad kiekvienoj gyvenvietėje, kiekviena miestelį atsirastų aktyvūs žmonės, kurie burtų aplink save ir kad visi bendrai galėtumėm, reiškia, spręsti tos klausimus. Tai atsirado koks žmogus iniciatyvus, kuris nori prisidėti, nori daryti, nori situaciją keisti. Yra ten mūsų ir telefonas duotas, ir elektroninis paštas duotas. Tai o žmogus gali rašyti, gali skambinti, gali rašyti toj grupiai. Ir toliau mes jau susisieksim, yra iniciatyvinė grupė, kurie turim savo regionus pasiskirstę maždaug kuriam regione. Ir mūsų tikslas yra, kad kiekvienam rajone atsirastų nors po vieną žmogų, kad mes galėtumėm pradėti jau su jais kontaktuoti ir kelti žmonės. Tai ką, Vaclovai? Jų aktyvumas. Šiandieną reikalingas yra jų aktyvumas. Nekalbame apie jokius Seimo rinkimus, nekalbame apie savivaldą, nekalbame apie jokią politiką, nepolitikuokim. Pradžioj atsibuskim. O kai atsibusim, tada ir matysim, kokios mūsų jėgos, ką mes galim daryti. Tai ką, Vaclovai, dėkui už tai, kad pristatėt judėjimą, sėkmės jums. Kviečiam tikrai visus žmonės, kurie turi ką pasakyti ir nori ką pasakyti, kreiptis į asociaciją, o aš savo ruožtu mielai pakalbinsiu visus tos žmonės, kurie pas jūs atsiranda. Na ir tikėsimės, kad tikrai visoje Lietuvoje tokių žmonių atsiras, kad ta iniciatyva pasklis ir kad ta iniciatyva kažkada tai galės suburti didelį kiekį žmonių, kurie išsirinks savo atstovus, kurie geriausiai juos ir atstovaus. Tai dėkui šiandien, Vaclovai. Ir ką... Dar Justina, aš noriu pasakyti, kad štai, kad pas jūs sekančiam susitikime kaip tik tai ruošiasi iš Radviliškio aktyvūs žmonės apsilankyti, o kaip tik tai tą pačią temą pasikalbėti, kaip jiem ten būrės, kaip jiem ten sekasi, kas, tai kam įdomu pasiklausyti, sekit Karžygį. Ir tenai mūsų visa veikla matysis, ką mes darom, kaip mums sekasi ir kas ateina. Gerai, Vaclovai, tai lauksim jūsų naujų atstovų ir bandysim juos kalbinti. Žiūrėsim, kaip jiems seksis. Gerai, dėkui. Ačiū, Vaclovai, dėkui visiems žiūrėjusiems ir iki naujų susitikimų. Sėkmės.